Sveiki visi, Lietuvos ūkininkas, nesinokai nesimatėm. Ir šiandien bus video, kas nutiko mano keturračiu, kodėl nebekėliu video. Aš galiu kelti video, bet neturiu laiko, nes prieš kiek laiko nusipirkau šitą žvėrį. Čia sakė, yra 110 kubų, bet čia 125 kubų parašyta ten. Aš su juo važinėjau, va telpu, 60 minų buvau jau važiavęs, aš su juo važinėjau, viskas gerai. Ir po kiek laiko pasikeičiau filtrą, tada suklasiau, kai prasipūtėm karburatorių ir jis man sugedo. Važiavau, užspaudžiau gazą ir jis man užgeso. Ir jau kokios gal bus, bet jau 2 savaitės, kaip po juo nevažinėjau ir nežinau, kas jam yra. Perinkau visą variklį ir jis man vis tiek nesikuria. Suka starteris, bet negribė. Tai praputėm visas šlangas, viską. Įsiradžiau, tai parodysiu. Ir kažkas sakė gazas kairėje pusėje, bet ne gazas dešinėje pusėje, tiesiog taip parodė. Įsiardžiau visą fucking starterį įsiardžiau. Nieko starterį nebuvo, visos šlangas, viską praputėm, visą variklį perėjau. Nu nieko nėra, jokios bėdos, viskas gerai. Ir aš nežinau, kas jį dabar žiūrėkit. Tada aš vakar pakroviau kumaršį, galvoju, iškursiu, va. Įjungi šviesų dega, viskas veikia. Turiu nuspaust gazą, kad užkurtai, klausykit, va. Va, girdit? Ir aš va, į kurio kumas pasikūręs, va. Va, girdit, va. Ir aš neįsivaizduoju, kas jam įris ir jau taip mane užkniso. Tiesiog nežinau, kas yra. Tai dabar bandysiu vėl įsiardyti šitą starterį. Čia aš tau nusimsiu visą, galbūt vėl nukritus. Ir jisai nesikuria viską absoliučiai. Nu, šitos vadėžės šitos vietos neardžiau. Visą kitą šlangas, viską perjungiau, sutvarkiau, praputėm, su tėčiu, su klasiokų, viską pakeitėm, filtrą pakeitėm, viską šlangas, kūro, viską praputėm, starkime vis tiek, jisai man nesikuria. Tai nežinau, šitai geras, man jis labai patinka ir aš nenoriu parduoti. Nu, bet tiesiog, nu va, užkuri va. Šviesus veikia, čia yra vienas bėgis, va čia pirmas, atbulinis, čia laisvas. Ir va, girdit? Ir aš neįsivaizduoju, kas jam buvo, ar čia kas užsikartų ir neįsivaizduoju, tai jeigu būtinai parašykite komentarus, būsiu labai dėkingas. Ir trečiadienį veš pas kaimyną, bandysiu tvarkyti, kažką žiūrėsiu. Ir viskas jo gerai, bet jis nesikuria kuro ir tepalo ir viskas okei. Ir tada dar buvo grandinė iš to nutrūkus, tai palaukit. Buvo iš to grandinė nutrūkus, bet mes ją su kaimynas Maja sutvarkė, viskas gerai. Ir nuo to laiko nesikuria, nežinau, kas jam yra, aš tik neįsivaizduoju, 125 kubų kinietis gaidysis, nesikuria. Parduoti neparduosiu, bet avis parduodu. Avis parduodu, jeigu norite, rašykite į komentarus. 3 avys ir 2 avinai, 3 avys registruotos, o 2 avinai neregistruoti, dar mažiukai, dar tik 6 kubų. Ne, gal nebus kubų 4 mėnesių. Ir viskas. Nu ir va, jis yra geras, man žiūri patinka, 125 cc kubų, viskas gerai, viskas važiuoja, amortikai, viskas tvarkoja ir viskas veikia, bet jis tiesiog nesikuria. Ir aš blemba pusė variklio perinkau ir tiesiog, nu nežinau, pusė variklio perinkau, tai nuėjau nahui nesikeikus. Ir blenka išnaivino ir nežinau, kas jam čia yra. Variklis kaip ir gerai ir aš nežinau, kas čia jam yra. Viską perinkau, ten karburatorius stovi, perinkom vakar, dar šitą dalį visą išpučiau, šlangas prapučiau, šičia buvo įsardyti, tokie grandiniai stovi, buvo nukritus grandiniai, šitą grandinę uždėjau. Tada nesikūrė, tada šitą pabandžiau vakar pakroviau akumuliatorių, vapšiai net starteris net nesuka. Nežinau, bandysiu išardyti trečiadienį starterį. Arba nedarysiu tiesiog kaimynas, pas kaimyną nuvešiu, kaimynas tvarkys ir bus pakaina galva. Ir va įsižiūrime, dar badėm tipo tai va su klasioko įmušt bėgį ir ant bėgio stum, kad užsikurtų, bet be šansų nežinau ką daryti.
O jūs man labai patinka, aš dviese atsisėdam iš jūsų, aš dar taip į priekį pastraukiu ir dviese atsisėdam, o tos sport žiauriai geras, man patinka, bet jeigu už tai bus tiesiog dėsiu į skelbimą ir aš tiesiog parduosiu už pusdykę ir nusipirksiu naują. Tai va, gaila parduot, va viskas gazas, viskas tvarkoje veikia, bet tai tas suknis, tas variklis. Ir kas jam yra, aš nežinau, gal variklis užkalė, bet ne, nu. Ir taip suka starteris, vakar taip suko, bando, bet negriebė. Na taip, aš šitaip užpumpuoju, bet vis tiek neveikia, tai. Nežinau, pavažinėjau kokias 4-3 dienas ir po 4 ačiū. Sakau, 105 kubų, 4-taktis, 61 įvažiuoju daugiausiai, iš vietos eina, labai gerai eina. Ir va, gražiai atrodo, viskas su juo gerai, nu, bet tiesiog nežinau. Raktelis viskas yra. Duslintos, čia jam daugiau nieko negali, tik tas variklis, tai nežinau. Net neįsivaizduoju, ką daryti ir ką sakyti. Parduoti ant klaustuko, parduoti ir neparduoti. Biškį gaila parduoti, nes tai dirbau, vargau. Na nežinau, tai jeigu žinot, kas dar gali būti per bėdą ir ką dar galėčiau padaryti, būtinai prašykite komentarus. Nu tai va, gal ir tiek. Tai šitiek vargstu, nefilmuoju video, nes neturiu kada, tai grįžtu, persirengiu, pavalgau pas avis ir tiesiai prie keturračių, prie to keturračių dirbu jau 10 gal dienų, bet niekad nerandu bėdos. Tai jeigu žinote, būtinai prašykite komentarus ir jeigu dar norit nusipirkti iš manęs avis, tai būtinai irgi prašykite komentarus, dėl kainų susitarsim. Marijampolės rajonas, Žemvavadės kaimas. Jo, jeigu norite prašyti, gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite laikyti, subscribint. Jeigu kada kitas video bus, nežinau, gal kaip susitvarkysiu arba kaip bus pardavimas, kad ačiū, nu tiesiog neįsivaizduoju, nes nežinau nei ką daryti, nei ką sakyti. Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate, susitiksim kitą video. Toks trumpas video, nes kodėlgi ne. Ate.